Na ir po truputį aš vėl persijungiu į kalbą lietuvių, nes neužilgo ant mūsų scenos pasirodės, matyt, žinomiausias, greičiausiai užaugęs startuolis mūsų regione. Ir kuriant verslą, nemažai sėkmės istorijų mes turim tuomet, kai mes sprendžiam savo pačių problemą, nes jos priveda mus ir iki tarptautinių korporacijų. Taip pradėjo ir Milda Mitkutė, labiausiai vertinamo startuolio Baltijos šalyse bendrai kūrėja. Šiuo metu Milda yra Vinted, prieš tai žinoma brendo Mano drabužiai, bendrai kūrėja ir marketingo vadovė. Kągi, Milda pradėjo iš tikrųjų spręsti savo spintos problemas, o dabar jie bendrovė Vinted jau veikia tokiose šalyse kaip Jungtinė karalystė, Amerika, Vokietija, Prancūzija, Australija, Austrija, Lenkija, Čekijos Respublika, na ir žinoma Lietuva. 2015 metais Vinted turi jau 9 milijonus narių. Šiandien Vinted yra geriausiai vertinamas startuolis, matyt dar kartą pasikartosiu, Baltijos šalyse. Milda, kviečiame tave pasidalinti savo istoriją, kaip sprendžiant asmeninę problemą pavyko ištobulinti globalų startuolį šiandieną. Paplokime. Sveiki. O, girdit mane? Gerai, jeigu negirdėsit, tai kelkit ranką, nes kažkaip labai aukštai mikrofonas. Tai va, tai sveiki, mano vardas Milda. Kaip jau minėjau, aš esu, dar visi Lietuvoje linkę prisiminti Mano drabužiai. Iš tikrųjų dabar tai jau yra Vinted, portalo ir appso sumanytoja ir viena iš įkūrėjų, mes kartu su Justu įkūrėme. Ir čia mane pakvietė papasakoti truputėlį apie Vinted istoriją, nes Vinted labai ilgai pas mus buvo, visgi 3 metus netgi buvo hobby projektas ir tik po to išsivystė į tikrą verslą. Ir aš labai galvojau ilgai, ką čia papasakot, nes jeigu labai atvirai, tai turbūt, nežinau, kas domitės verslu, tai Vinted istoriją tikrai visi žinot, o jeigu dar atviriau, tai pasakot Vinted istoriją man jau yra nelabai įdomu. Tai aš pagalvojau, kad pabandžiau įsijausti jūsų kailį ir pagalvoti, kai aš buvau paauglė, nes man pasakot auditorija bus didžioji dauguma vyresniųjų klasių moksleiviai, kurie galbūt ne visada dar apsisprendė, ką nori veikti ir kur norėtų tęsti, kokią kryptį pasirinkti. Tai aš pagalvojau, kad norėčiau pasidalinti savo istoriją ir daugiau papasakoti iš tos pusės, kaip Vinted pakeitė mano gyvenimą. Nes pakeitė tai taip 1000%, ko gero. Tai va, tai, palaukit, aš galvoju, tai va, ir čia, kad suprastumėt, kaip Vinted mane pakeitė, jūs turėtumėt labai, šitaip sudėliojau savo gyvenimo filosofiją keičiantis metais. Ir kadangi man ar tik 28 metai, tai aš dar taip nespėjau tiek daug tos filosofijos prigeneruoti, bet aš sudėliojau tokius pagrindinius gyvenimo etapus ir gyvenimo tarpsnius, kada man didžiausi lūžiai gyvenime įvyko ir požiūris į mano gyvenimą, į mano darbą, į tai, kaip aš suprantu laimę, keitėsi. Ir aš dabar tiesiog galvoju, norėčiau su jumis pasidalinti, nes spėju, kad vis tiek bus panašių žmonių kaip aš, su panašia nežinomybė, su panašiais klausimais. Tai aš tiesiog galvoju, jeigu kam nors padėsiu šiandien atsakyti kai kurios klausimus, tai labai džiaugsiuosi. Tai pirmiausia, norėčiau pradėti nuo to, kad kai man buvo 15 metų, aš pasižadėjau vieną dalyką savo, kad mano šeima, kai aš sukursiu šeimą, kad man niekada nereikės gyventi nuo algos iki algos. Ir tada man kažkaip pasirodė, kad, man 15 metų ir aš turiu svajonę, bet tarp tos svajonės ir realybės, kaip aš įsivaizduoju, kaip tai turėtų būti, tai yra tokie, šviesmečiai, nes tu iš tikrųjų nieko neįsivaizduoji, ką tau reikia daryti. Ir tu liktais turi svajonę, bet nežinai, kaip jos siekti. Ir aš įsivaizduoju, kad kai aš buvau paauglė, tu supranti, kad tau 15 metų, nuo tavęs, aš taip galvojau, kad dabar yra nuo 15 iki 18 metų, kol aš esu mokyklai, turbūt yra vieni svarbiausi mano gyvenimo metų, nes aš turiu išsilaikyti gerai egzaminus, iš viso dar prieš tai pasirinkti, ar aš esu realas ar humanitaras. Mano manymu, tuo metu tai labai sprendė mano gyvenimą. Gal kažkiek ir sprendė, bet turbūt ne per daugiausiai. Tada, tai egzaminai turi gerai išlaikyti, nes jeigu nesilaikai egzaminų, tai tavo gyvenimas, tu neįstosi ten, kur tu nori, tu negalėsi po to laisvai rinktis, ką tu nori veikti.
Ir, nu tiesiog, aš tai buvau tada tokia padrika masė, kuri tiesiog turėjau svajonę, bet nieko nežinojau, ką daryti. Ir aš tiesiog pasirinkau būdą, vieną tokį, manau, šiaip šiuo metu man jisai pasiteisinis, tai aš tiesiog nusprendžiau tiesiog gerai mokytis. Nes aš galvoju, okei, aš nežinau, ką aš noriu daryti, aš nežinau, kaip man pasiekti savo tikslą, tai aš tiesiog gerai mokysiuos ir žiūrėsiu, kaip man seksis. Nu, tarsi, kaip man seksis, po to gal gerai išlaikysiu egzaminus, gal po to įstosiu, kur norėsiu ir tada tiesiog gausiu gerai apmokamą darbą. Ir iš tikrųjų, nežinau, šis buvo geras sprendimas ar nebuvo geras, dabar kaip pagalvoju, nes turbūt yra įvairių variantų siekti savo svajonės, bet aš tuo metu buvau tokia, kad aš neturėjau tokio vidinio drivo arba tokios vidinės vizijos, kaip man tą pasiekti ir ką man reikia daryti. Ir aš visą laiką tokia mokyklai buvau, nu, tokia daugiau iš tokių pilkų pelyčių, kur bijau kažką pasakyti, jeigu ten kažką mokytoja paklausė, ten drebančių balsų, iš karto tokia susigūžus, kad nedaug dėjo manęs, kad kas nors paklaustų. Nu, aš tiesiog buvau žiauriai nedrąsi mergina. Ir dar taip kažkaip tai buvo taip, kad man ir šeimoje toks auklėjimas buvo, kad svarbiausia tai niekada nebūk balta varna, nes balta varna tai ką reiškia, kad tu išsiskirsi, kad reiškia, tave pastebės. Ir jeigu tu darysi kažką kitaip, nors nepaisant, kad tu nori, bet tu tiesiog tramdai save, nes tu turi tiesiog būti pilkamasė su visais ir tiesiog eiti su mine. Ir taip ilgai ir gyvenau. Ir šiuo metu, nežinau, aš manau, kad vis dar dabar kovoju su tam tikrais demonais, nes dažnai yra baimė, pavyzdžiui, ką kiti žmonės pagalvos, ar jeigu aš per daug išsiskirsiu, ar čia the right way to do. Ir kažkaip tai kovoju su tuo, džiaugiuosi, kad man tos baimės vis mažiau lieka, vis mažiau man rūpi, ką kiti žmonės sako. Ir manau, tas proveržis, kai man pasikeitė, kai man pradėjo neberūpėti, ką kiti žmonės sako, pradėjo nerūpėti, nes dar negaliu sakyti, kad visai nerūpi. Tiesiog mano gyvenimas visiškai susidėliojo, kaip aš noriu ir pradėjau pirmiausia savęs klausti, ko aš noriu. Tai va, ir 15 metų man tikrai buvo, sakau, čia gal citata, kur man atspindi mano 15 metų filosofiją, tai arba tokias baimės, tai, oh my god, suaugusio gyvenimas toks komplikuotas, svajoju, bet tarp svajonės ir realybės šviesmečiai. Kai suėjo man 20 metų, aš įstojau į kultūros vadybą Kaune, nes aš esu iš Kauno. Ir tada man buvo antras toksai stresiukas, kai visi 20-mečiai mano grupiokai nusprendė, kad aš jau žinau, ką aš veiksiu. Ten vieni draugai mano į mediciną įstojo ir, kai pagalvoju, kai įstojo į mediciną, tai jau turbūt nėra kelio atgal, nors taip galvodavau, nes, medicina kiek 7 metai, 8, 9 metai mokymosi, tai galvoju, jau jie tai tikrai tam turės ir gerą darbą ir jau jie žinos, ką jie norės veikti ir, jų visi norės. Ir kažkaip tai taip gavosi, kad ir kiti draugai tenais galvoja, kad kultūros vadybai, aš eisiu į muziką, aš eisiu į šokį, aš eisiu į teatrą ir jie pradėjo savo veiklas vystyti, o aš tokia vienintelė, jaučiausi tokia vienintelė, kur, net neįsivaizduoju iš tikrųjų, ką man daryti. Ir toksai gal pačios susikurtas spaudimas man pačiai, kad aš turiu kuo greičiau susirasti, ką man reikia gyvenime daryti. Tai turiu pasakyti, kad į gerą nenuvedė, aš galiausiai po 2 metų, aš vis dar taip pat buvau, o Dieve, ką man daryti. Tai va, bet aš vis dar nežinojau savo kelio, bet tada man truputėlį, gal taip su kiekvienais metais aš pradėjau matyti kitus žmonės ir kaip jie gyvena. Ir pamačiau savo mamos draugų gyvenimus arba savo netgi tokių artimų žmonių tiesiog gyvenimus, kaip žmonės dirba nemėgstamą darbą, grįžta namo. Ir kad atsipalaiduotų nuo nemėgstamo darbo, jie sėda prie televizoriaus ir žiūri kiekvieną dieną iki vakaro televiziją. Ir televizorių. Ir aš visai, kad turiu tokį gal atskirti, kaip įvertinti, ar žmogus yra happy ar ne. Tai jeigu pasako, 2 savaičių atostogos per metus yra pats geriausias gyvenimo dalykas, tai aš galvoju, tas žmogus yra, toks, aš priskirti prie nebūtinai laimingų žmonių. Nes mano filosofija pasikeitė, kad kiekviena diena turi būti tavo atostoga. Tarsi, kad tu vakare, jeigu darbus baigi, tuomet aš galvoju, kad darbas, tu turi dirbti tam, kad užsidirbtum laisvalaikiui. Ir galvoju, gali būti darbas nemėgstamas, bet jeigu kol eina pinigai, kol tu uždirbi, tol it's nes tu gali realizuoti save per tiesiog savaitgaliais arba vakarais. Ir man kultūros vadyba, ką mane išmokė, kad išmokė mane pažinti meną, pažinti teatrą, muziką. Ir iš tikrųjų mane tas labai subildino, sukūrė mane, nes aš pradėjau tiesiog kiekvieną dieną po darbo eini ir tiesiog atradinėjai save. Aš atsimenu vieną kartą, kad kažkaip taip sėdėjom ir taip galvojom, ką veikiam ir taip mes,
tai tranzuojam į Prancūziją iš Lietuvos. Ir mes 3 savaitės išvažiavom, nutranzavom iki Prancūzijos ir pačioje Prancūzijoje ištranzavom. Ir toks, kur išėjimas visiškai iš komforto zonos ribų, bet yra taip jėga, tarsi, nes tu atrandi visiškai naujus pojūčius, naujas kultūras, naujus žmonės ir tada tu supranti, kad, darbas nelabai galbūt mėgstu aš jo, bet aš kur galiu save realizuoti, tai man yra, čia yra svarbiausia. Taip pat po to atsimenu irgi tas pats, kai buvo Marokas, irgi ten pinigų visai neturėjomės ir mano kolega Justas, mes su juo taip ir susipažinom, nes Justas rado labai pigius bilietus į Maroką, ten už 5 ar 6 eurų pirmin atgal, paskambino mano grupiokį ir sako, turiu pigius bilietus, renkam Hebra, važiuojam 3 savaitėm į Maroką. Ir mes ten paskutinius pinigus savo sukrapštėm ir nuskridom ir kadangi pinigų neturėjom, vėl 3 savaitės tranzavom. Ir mes ten irgi, iš tikrųjų, po tokių visokių kelionių labai atrandi save ir tada supranti, kad, čia tik tai atostogose tu pajunti tą malonumą ir tokį, kad tikrai kaifuoji gyvendamas. Ir aš tiesiog nuo to laiko pradėjau visą savo tokį atostogų nuotaiką ir tokį jausmą, kad tu atostogauji, perkelinėti į kasdieninį gyvenimą. Ir tai čia buvo mano toks pažadas. Ir 22 metų vienas iš tokių mano hobių projektų buvo, kaip aš tiesiog pradėjau įvairias iniciatyvas daryti, įvairius renginius organizuoti ir vienas iš tokių buvo labai atsitiktinai gimęs, buvo idėja apie mano drabužį LT. Ir čia, nežinau, turbūt jau, kas domėtės, turbūt žinote, kad aš esu iš Kauno ir aš kai kraušiausi iš Kauno į Vilnių studijuoti, tai tiesiog tada supratau, kad aš turiu labai daug drabužių ir būtų kaip fainai būtų sukurti panom kaip aš portalą, kur merginos gali tiesiog online nufotografuoti savo drabužius ir viena kitai pardavinėti juos. Ir atsimenu tada taip kažkaip Justai irgi ten per vieną vakarėlį, ten po metų pertraukos nuo Maroko nematymo aš jam papasakojau šitą idėją ir mes ten gal, kai sakau, 2 nakties mums kilo idėja, kad sakom, sutarėm, kad darom. Tai žodžiu, ir tai prasidėjo mūsų šitas visas kelias. Ir labai įdomu buvo tai, kad 3 metus aš tai laikiau hobby projektų, mes abu dirbom kaip normaliuose darbuose prieš tai, aš dirbau PR, jisai dirbo IT ir kažkaip mes viską laikėm Vinted, mano drabužiai tuo metu, tiesiog hobby projektų. Mes kažkaip niekada gal nelabai daug svarstėm, kad ar čia bus verslas, ar čia bus, apie pasaulinį verslą iš viso negalvojom, bet net nesvarstėm turbūt apie tai, kad ar čia bus Lietuvoje labai didelis projektas, ar nebus. Mums tiesiog buvo svarbiausia, tai yra, Justas sako, aš tai galiu kodinti, tarsi, ko aš darbe negaunu, aš gaunu vienus challenge'us darbe, bet čia aš gaunu tai, ko aš noriu, ką noriu, tą kuriu. O man lygiai buvo tas pats. Aš PR-e gaudavau tam tikrus challenge'us, kurie man irgi patiko, bet čia su mano drabužiais aš galėjau viską kurti. Tarsi, kiekvienas feature'as, kiekviena funkcija, kurią mes sugalvodavom, tai buvo tokia, grinai, taip, iš širdies atėjus ir kur tokia, kur taip klausydavai kitų narių ir tiesiog kurdavai. Ir aš po to pagalvojau, kad tada man kažkaip susišvietė. Buvo vienas įvykis, kai vienas iš didžiųjų portalų atėjo pas mus ir sako, mes norime nupirkti mano drabužį LT. Ir jie sako, tuo metu pasiūlė, šiuo metu gal nelabai mums didelė suma atrodytų, bet tuo metu man jie pasiūlė 500 000 litų. Ir mes su jūs pagalvom, gerai, pasidalinam į 2 dalis, dar mokesčių sumokam, tai taip lieka, mums abiem tai būtų tokia visai ženkli suma tuo metu, nes mes ten kiek 20, tada buvom gal 24 metų, kažkur 25. Ir galvom, būtų visai ženkli suma, bet galvom, velniop, nusprendžiam, kad mes taip sukirtom rankom, atsimenu dar taip prie alaus butelio, kad davai neparduoda mano drabužių ir nesvarbu, kad čia nueisim į nulį, mums svarbiausia yra saviraiška, nes tai yra projektas, dėl kurio mes tiesiog augam. Ir tarsi mes sakom, tai yra savanaudiškas projektas mums, dėl mūsų pačių augimo ir jisai tiesiog bus tų 500 000, ten sakom, o gal bus ateityje iš viso, gal bus 10 milijonų, bet mes buvom labai stipriai susitaikę su to, kad gali būti ir nulis arba minusas. Tai tada mums buvo toksai ir Justai, ir man, bet man turbūt labiausiai suvokimas, kad toks hedonistinės mąstymas pradėjo, man labai patinka mano laisvalaikis, man labai patinka mano saviraiška, bet darbe aš taip savęs stipriai nerealizuoju ir tenais yra taip, kad aš vis dar laikiausi tos pačios filosofijos, kad tu uždirbi tam, kad tu galėtum laisvalaikiu išleisti. Ir man tada kažkaip parėjo tokia mintis, kad tu darbe praleidi 3/4 gyvenimo savo. Ir tu turi labai savęs nemylėti, kad tu dirbtum tokį darbą, kur savęs nerealizuoji. Ir, aš sutinku, kad čia yra visokių išlygų, nes, pavyzdžiui, pagalvoju, jeigu ten galbūt neturi labai gero išsilavinimo, arba ten, nežinau, nemoki rašyti, skaityti, sutinku, kad tada tu turi žymiai mažesnę laisvę rinktis. Bet jeigu tu turi išsilavinimą, jeigu tu turi, nežinau, galvą, tai tu
Ir aš tada nesuprantu, kaip galima nesiekti savęs realizuoti. Nes aš sutinku, kad, pavyzdžiui, mūsų gal mamų, mūsų senelių kartai yra labai sunku tas, nes jie įpratę, ten, nežinau, prie komunizmo, kai būdavo tau paskirtų, nekvestionuoji ir tu tiesiog dirbi, nes tau nėra kitos galimybės. Dabar man toks jau atrodo dalykas ir taip stebint kitus, man toks jau net nelabai atleistinas, kad kai ateina žmonės, pavyzdžiui, mano kokie nors draugai ir skundžiasi, kaip jie darbą nemėgsta savo ir kaip jie ten kenčia. Ir aš tai galvoju, nu blemba, tarsi, ar tu padarai ką nors, kad tu pakeistum kažką, nes skustis, aišku, yra visą laiką lengviausia, bet daryk ką nors, nes svarbiausia, kad skundžiasi net ne tie, kurie negali to padaryti, kurie negali pakeisti savo darbo, bet dažniausiai tie, kurie tiesiog bijo pokyčių. Ir man tiesiog tada, man pačiai įvyko toksai switchas mano galvoje, kad gerai, aš tikrai gal hedonistinę mąstymą, bet aš turiu darbą mėgti, aš turiu laukti eiti darbą ir kai ateis ta diena, kai aš nebemėgsiu eiti pirmadieniais į darbą, tada reiškia viskas, tada reiškia man su tuo darbu baigėsi. Ir tada mes perėjom, kai man buvo 25 metai, aš full time perėjau, aš ir Justas perėjome į mano drabužius. Nuo tada mes oficialiai pradėjom vadinti tą nebe hobiu, o verslu. Ir iš tikrųjų, kas labai įdomaus atsitiko, kad per Vinted, per įvairias saviriškas iš tikrųjų, nes ne tik tai Vinted buvo mano saviriška, bet viena iš didžiųjų buvo Vinted, aš pradėjau suprasti iš tikrųjų, kas man patinka ir kokia kryptis man gyvenime labiausiai kelia aistras. Tai aš supratau, kad man patinka dirbti arba realizuoti ten, aš realizuoju save ten, kur aš keičiu pasaulį. Ir man Vinted buvo būtent toksai. Ir noriu parodyti vieną mūsų slaidą. Tai yra Vinted augimo kreivė. Čia yra mes 8 metais pradėjome su Justu dviese ir prieš tai buvo tik tai Lietuva. Ir dabar iš viso mes turim net ne 9 milijonus, iš tikrųjų 10 milijonų narių. Ir čia dabar tik tai Austrijos trūksta. Ir tu taip kuri tą produktą ir taip kiekvieną kartą taip gauni laiškus, tarsi, kad Vinted arba mano drabužiai tais laikais kaip keičia žmonių gyvenimus. Ir taip kažkaip niekada nesusimastydavai, nes aš tai iš tikrųjų kurdavau tam, Vinted mano buvo mintis sukurti tam, kad aš keičiau savo pasaulį arba kad aš tobulėčiau, bet niekada nepagalvojau apie kitus. Ir kai kitas merginas man pradėjo rašyti, kad oh my god, Vinted pakeitė mano gyvenimą, nes aš pagaliau tapau ten finansiškai nepriklausoma. Arba, pavyzdžiui, kad ten po to vėliau parodysiu, kad viena amerikietė parašė, kad jinai sugebėjo susimokėti už savo koledžo paskolas atiduoti, pardavinėdama Vinted. Po to yra viena mergina, kuri sakė, kad, ten tokia gal liūdnesnė truputėlį istorija, nes jinai mėgdavo labai blusturgius, jinai amerikietė yra, jinai mėgdavo tokius vietinius blusturgius vaikščioti, bet jinai pateko į avariją ir nebegalėjo, tiesiog buvo prirakinta prie vežimėlio ir nebegalėjo vaikščioti. Ir sako, mano ta aistra, kad toksai šopintis, kad aš turiu labai didelę aistrą eiti vaikščioti pro blusturgius ir atradinėti tokius, grinai handinti drabužius. Sako, tai man atradus Vinted, mano gyvenimas vėl sugrįžo į tą aukščiausias aukštumas, nes, sako, aš vėl pagaliau pradėjau realizuoti save. Ir iš tikrųjų dabar tai gal tai atrodo taip labai banaliai, bet, čia aš dabar gal taip banaliai ir papasakoju, bet kai tos merginos rašo, tai taip galvoju, wow, iš tikrųjų, tu nebesi vienas ir tu kuri ne dėl savęs, tu kuri dėl visų kitų. Ir kai pagalvoju, šitą visą eigą, mes per mūsų kaip 3 metus, tai iš tikrųjų tai dar dauguma yra taip sako, kad reikia labai daug investicijų ir labai daug pinigų, kad tu galėtum kažką panašaus sukurti. Tai aš galiu papasakoti mūsų istoriją, kiek mums finansiškai tai kainavo. Gal nepradėsiu tenais nuo kur 13 metų Lenkija, tai ten jau ir kur tas didžiausias augimas, ten jau yra pinigai, bet iki maždaug Lenkijos, iki 13 metų kovo, ten buvo beveik zero budget. Neturėjom visiškai pinigų ir mūsų pagrindinės pajamos, išlaidos tai buvo serveriai, kurie pradžioje kainavo 20 litų per mėnesį, vėliau daugiau kainavo, ten yra ir 1000 litų, dabar jau kainuoja ten 10 000 eurų, tai čia truputėlį jau, bet mes ir mastas jau truputėlį kitoks. Bet tuo metu, tai neturėjom pinigų, bet tos 20 litų mes susimesdavom su Justu ir tiesiog, tikrai nėra didžiausi pinigai. Ir mes taip per visus tos kokius 3 metus, tai mes turbūt tik tai serveriam pagrindai ir išleidom visus pinigus. Ir dar vieną kartą dizaino pakeitimą padarėm už 1500 litų ar 2000 litų. Tai buvo visas mūsų išlaidos per tą visą laikotarpį. Tai tokia nusistatymas, kad norint padaryti verslą reikia labai daug pinigų, tai ką žinau, aišku, kai kuriems reikia, kai kuriems nereikia, bet jeigu pataikote gerų metų su gera idėja ir turite labai didelį užsitegimą ir jausmą, kaip ką reikia daryti,
tai ne visada reikia pinigų ir ne visada reikia labai didelių pinigų. Tai čia mūsų tokia augimo istorija ir aš dabar noriu truputėlį, čia kur minėjau apie tą tokį, kaip panoms, kaip mūsų narėms keičia gyvenimą. Ir man tai taip kiekvieną kartą, čia mes turim tokią komandą, kuri ten visą su narių aptarnavimu dirba ir jos visą nupeistina kokią nors ten, pavyzdžiui, arba formą, ką parašo, pavyzdžiui, į mūsų e-mailą parašo. Tai čia tokias, čia labai nedaug, čia labai maža dalis, ką aš tiesiog nupeistinau, bet, pavyzdžiui, yra daug merginų, kurios ten rašo. Čia yra Amerikos merginos. Facebook, what is Facebook? I only know Vinted. Ir čia yra tokia, pavyzdžiui, kad yra viena ten mergina buvo už tai, kad mokykloje sėdėjo prie Vinted, jinai buvo išmesta iš klasės, iš pamokos. Ir po to vėl po savaitės ten kažkur tai gražinta ir jinai vis tiek vėl sėdi Vinted. Aišku, čia gal taip nelabai keičia jų gyvenimo šitam slaide, bet labai pamalonina mano tokia, nežinau, savimeilė. Ir šiaip smagu, nes iš tikrųjų, kai tu pagalvoji, kad Vinted yra, tapo visiškai fenomenas. Ir kai pagalvoju, kad tai ne tik Lietuvos fenomenas, nes Lietuvoje mes prieš tai galvojom, kad Vinted tai yra, čia gal yra kažkoks tai dalykas, kuris tinkamas tik tai Lietuvai, gal tik tai Lietuvoje merginos bus susidomėjusios tokia idėja, bet kai tu po to įeini į kitas rinkas, tai, pavyzdžiui, Vokietija, Amerika, tai ten iš viso yra merginos, ten, wow, jos ten tokios, atrodo, mes visas esame, nesvarbu, iš kurios esame šalies, mes visas esame vienodas. Mes turim visas vienodas aistras, mes vienodai vartojam ir šopinamės ir nesvarbu, ar tu esi lietuviškas produktas, ar tu esi ten kažkoks amerikietiškas, bet bent jau panos, mūsų narės tikrai yra labai labai panašios visos. Ir čia irgi dar parinkau tokių komentarų, kurie šiaip labai labai smagu, kai rašo panas, pavyzdžiui, kad the Vinted app is the best thing that ever happened to my phone. Ir tokių, kiekvieną dieną gaunu tokių, ir tokios žinutės, tokie paskatinimai labai, šiaip būna toksai spyris iš šikna, judėti toliau ir padaryti dar geriau. Ir, čia gal tada gana... Čia viena mergina, pavyzdžiui, parašė, kad šita mergina, kaip supratau, irgi nelabai turėjo gyvenime draugų ir jinai buvo tokia jautėsi labai negraži. Ir Vinted, nežinau, kiek esate susidūrę su Vinted, bet tai kartu yra ir bendruomenė. Ir ten merginos yra, šiaip bendraujas, pavyzdžiui, formuose gali nufotografuoti, pavyzdžiui, kur nors ten outfitą, arba, pavyzdžiui, paklausti, ar aš gražiai atrodau, ar aš esu stora. Žinot, tie standartiniai klausimai. Bet kai kurioms merginoms šitie klausimai yra labai svarbus. Kai kurioms šitie klausimai yra svarbus tam, kad pakeltų jų pasitikėjimą savimi, nes jos galbūt neturi draugų ir, pavyzdžiui, tarkim, virtuali bendruomenė jiems yra vienintelė vieta, kurios gali tą padaryti. Ir šita mergina, kuri kaip tik rašė, tai jinai sakė, jinai dėkoja Vinted ir dėkoja Vinted bendruomeniai ir Vinted merginoms, kurios sukūrė tą tokį fenomeną, kur tu jautiesi savimi, kur tu visada esi, nesvarbu tavo rasė, nesvarbu tavo svoris, nesvarbu tavo plaukų spalva, akių spalva, nes visi esam čia ir mes visi, ir kiekviena mergina yra viena kita yra graži. Ir čia yra Vinted. Ir jo, dar čia toksai buvo tokia viena, čia iš tokių galutinių tokių, kaip tokių akcentų apie tai, kad kaip ta Vinted addictionas, kaip jisai vystosi, tai gaunam dažniausiai laiškų ne tik iš merginų, vieną kartą gavom iš tokio vyro, tokio pikto, bet tokia labai sweet laiškas, toksai, kuris parašė, kad sveikinu su jūsų projektu, aš ten tikiu, kad ten labai fainas jūsų projektas, bet mano mergina ten kiekvieną rytą atsikėlus pirmiausia čekina Vinted. Jinai tenais pamiršo vaikus, vyrą, ten vos ne kojų neplauna, ten to nedaro, nes jinai visą laiką sėdi Vinted. Ir tenais netgi ten po to ir galėjo parašyti kažkur tais, kad ir visa, kaip ten palaukit, ką tik atsikėlusi moteris ar mergina bėga prie kompiuterio, nematydama nieko kito, o tik MD. Ir visą mielą dieną stebinčią monitoriaus ekraną, gal kokią žinutę naują gavau. Ir pamiršdavau ten viską, vaikus, vyrą ir visą kitą. Tai va ir, čia, nežinau, toks elgesys, jisai, sakau, gal yra, jis toks labai įkvepia, nes parodo, kad sukūrėm tokį produktą, kurio žmonėms reikėjo. Ir kuris tapo šiaip žmonių, merginų tiksliau, merginų labai svarbia dalimi. Ir iš tikrųjų tai, aš tada ir supratau, kad
va tai, va, ką mes dabar darome, ką mes kuriame ir va dėl ko mes kuriame, tai va dėl to aš ir esu Vinted, vis dar esu Vinted, nes aš žinau, kad mes 10 milijonų, tai yra dar tikrai tik tai pati pradžia ir dar yra tiek kelią nueiti ir galvojom, aš, pavyzdžiui, šiuo metu dirbu marketingo komandai ir aš nedirbu marketingo komandai sakydama, kad mano tikslas yra tiek ir tiek userių atvesti, tiek ir tiek userių nupirkti. Mano tikslas yra, kad aš žinau, kad Vinted yra žiauriai reikalingas produktas daugeliui merginų, tik jos dar kol kas apie tai nežino ir mano misija yra joms parodyti apie Vinted. Tai ir iš tikrųjų Vinted man buvo, dabar 28 metų galiu pasakyti, kad man Vinted leido suprasti, kad aš realizuoju save, kai keičiu pasaulį. Ir aš tikiu, ir aš matau, kad Vinted keičia pasaulį, kad keičia merginų pasaulį, kad keičia ne tik merginų pasaulį, keičia iš tikrųjų ir pasaulinius trendus. Jeigu tu pagalvosi, kad, pavyzdžiui, kiek merginos nebeperka naujų drabužių, kiek vietoj to jos cirkuliuoja jau kartą nupirkti drabužiai toje pačioje rinkoje ir jie tiesiog vieną, antrą, trečią kartą perkami arba parduodami. Tai čia iš tikrųjų toksai impaktas yra žymiai, žymiai didesnis. Ir ką dar, iš tikrųjų, man dar papildomai, ką leido Vinted suprasti, kad tokie projektai kaip Vinted tai yra tik viena iš alternatyvų, kad yra iš tikrųjų labai, labai daug alternatyvų. Ir aš, pavyzdžiui, gal po 10 metų nebebūsiu Vinted, nes aš realizuoju save nebūdama Vinted, aš realizuoju save tada, kai keičiu pasaulį. Ir kai pagalvoju, iš tikrųjų, kiek tu gali keisti pasaulį, per kitas prizmes, pavyzdžiui, nežinau, padėti, pavyzdžiui, vaikam, kurie nebūtinai turi galimybės eiti į mokyklą arba gauti labai gerą išsilavinimą. Arba, pavyzdžiui, tas pas, čia gal ne žmonėm pagalba, bet čia gal mano asmeninis interesas tai yra, pavyzdžiui, padėti beglobiam gyvūnam, kuriems ir, pavyzdžiui, šviesti visuomenę, kad būtų mažiau beglobių gyvūnų. Arba, pavyzdžiui, yra, tarkim, turiu tokią idėją, kad kaip padaryti, pavyzdžiui, kad senukai, kurie pas mus dabar gyvena senukų namuose, ten tikrai yra labai liūdna. Bet, pavyzdžiui, gal įmanoma padaryti kokį nors verslą, kur jisai būtų komerciškai sėkmingas, bet kartu būtų ir toks, kur sukurtų labai, labai gerą gyvenimą senukam, kad jie galėtų realizuoti ir kad jie ateitų į senukų namus nenumirti, o jie ateitų gyventi. Tai va, ir tokių idėjų labai daug yra. Ir mano mintise tai yra labai daug idėjų. Tai šiuo metu aš esu ties Vinted, bet aš tikiu, kad labai daug, kad galimybių yra endless, tiesiog. Tai va, ir gal mano tokie, ką aš norėjau su šitau savo pranešimu pasakyti, kad jeigu nesate tikri, ką jūs norite daryti gyvenime, arba, pavyzdžiui, net jeigu ten, nežinau, 25-30 metų ir dar nežinau, tai ką jūs norite daryti gyvenime, tai it's so okay. Tarsi, kad čia nėra jau mūsų mamų arba senelių amžiai, kai tikrai neturi galimybių. Čia mes esame dabar toje visuomeniai, kur tu gali visą laiką tobulėti, visą laiką gali augti. Tu visą laiką gali pradėti visiškai naują veiklą. Ten, nežinau, buvai medicinoj, galvoju, gerai, einu į IT. Ir tai yra įmanoma šiais laikais. Ir labiausiai norėčiau paskatinti iš tikrųjų, kad jeigu jūs dar nesate apsisprendę, kur jūs norite studijuoti, tai bent jau aš pati, kur aš eičiau studijuoti, ko gero, tai eičiau į verslus susijusius su IT, nes čia tu gali būti kūrėjas, nes čia tu išmoksti kurti įrankius, kuriais tu gali realizuoti savo svajonės. Tai ir čia net nėra vien tik tai vaikinų, nes vaikinai tai dažniausiai būna programuotojai pagal stereotipus, bet merginom irgi yra labai, labai daug veiklų, kurios galėtų irgi išreikšti save, kur, pavyzdžiui, mes šiuo metu Vinted ieškom labai daug žmonių, ir tiesiog nėra tokių žmonių, nes nėra online backgroundo, nes nėra tokio onlininės patirties. Ir, pavyzdžiui, galvoju, dabar ta karta, jeigu jinai padarys teisingus sprendimus, jeigu jinai stos į online, į tą digitalą, tai mes, nežinau, po 5-6 metų tikrai išskėstom rankom lauksime, nes tokių žmonių nelabai daug yra. Tai va, tai tiesiog sėkmės ieškant savo kelio. Ačiū, Milda, ačiū už padrąsinimą, kad tikrai nebūtinai reikia lėkti po mokyklos į universitetą. Ar turim klausimų, kurie pasidalino savo gyvenimo istoriją, savo asmeninę patirtim? Prašau. Sveiki. Tai tas momentas, kai minėjot, kad gavot pasiūlymą už 500 000, norėjo įsigyti,
Kokias pajamas generavo tuo metu, ar generavo, kad atsisakėte, nes įsivaizduoju, kad ganėtinai didelis iššūkis atsisakyti tokio pasiūlymo. Neatsimenu, kiek mes generavom, bet mes tikrai labai nedaug, nes mes tuo metu turėjom, man atrodo, tik tai Lietuvos rinką. Mes turėjom ir Vokietijos rinką, bet mūsų norėjo tik tai lietuvišką projektą pirkti. Tai ten, nežinau, aš dabar bijau pameluoti, bet gal bus kokį ten, šiaip tikrai nedaug, ten bus kokį 5000 litų per mėnesį jaučiu. Tai va, tuo metu tikrai nebuvo labai dideli pinigai. Nebuvo dar milijonų, matau ten ranka toli. Bet buvo drąsi. Drąsi ir ryžtinga eiti į priekį. Šaunuolė. Per kraują, bet išmokau. Labą dieną. Sakėte, kad tėvai mokė nebūti balta varna, bet kaip jie reagavo, kai jūs sukūrėte savo verslą? Ačiū. Tai jie taip reagavo, kad ką čia darai. Aš neturiu tėčio, mano tėtis miręs, tai tik tai mama turiu. Kaip, mama tokia, kad bandydavo būti palaikanti, bet tuo pačiu, kai matydavo, kad aš vis daugiau laiko skiriu mano drabužiam, tai taip visą laiką sakydavo, gal tu eik kur nors dirbti, tarsi taip normaliai dirbti, sako, kad ten investuok savo laiką. Pavyzdžiui, Justui dar dabar, prieš kokius čia kiek 2-3 metus, jo tėvai kas nuo karto sako, kada eisi normalų darbą. Tai mano močiutė tik tai prieš metus, ne prieš metus, jinai vis dar dabar nesupranta ir vis dar mane taip kartais pakritikuoja. Iš kur ten pas jūs ten tuos milijonus investuoti? Ką jūs čia darėt? Akmenų negaminat tenais, nieko ten tokio fizinio neturite. Tai su močiute galima sakyti, aš vis dar dabar taip dirbu. Bet jau į gerą. Matai, vienas močiutės Londone startupus kūrė, o kitas saugo vaikelį, tu dirbk. Ar turim dar klausimą? Jeigu ne, tai paplojam Mildai. O, matau, ne, štai dar dama. Sveiki, aš tokius gal labiau praktinius klausimus. Tai pirmas būtų... Garsiau gal šiek tiek. Pirmas būtų, tai gal galite truputėlį detaliau papasakoti, kaip Vinted išėjo į kitas rinkas? Tiesiog šiek tiek detaliai, norint tiesiog gauti truputėlį labiau praktinių žinių. Ir antras dalykas, turbūt vėlgi toks labai konkretus, tai visgi iš ko Vinted pinigus uždirba? Nes tikiu, kad juos uždirba. Tai pirmas klausimas yra... Mes visai įdinėjom į rinką ir Vinted, tai sako, pirmus 3 metus tai mes buvom tokie pankai, mes darėm viską pagal intuiciją. Tai pavyzdžiui, Vokietijai, kur dabar yra mūsų didžiausia rinka, tai mes atsidūrėm labai atsitiktinai, nes mes buvome, Justas buvo pasikvietęs, nežinau, žinot, tokį couchsurfing arba hospitality, tai buvo tokios 2 vokietės pas Justą atvažiavusios per couchsurfingą, jos atvarė pas kažkur tai irgi 2-3 nakties, ten besitrankydamas po Vilnių, ir Justas tuo metu kodino mano drabužius. Ir jos tiesiog pamatė, kad kodina, sako, paklausė, kas čia yra, ir sako, kai sužinojo mūsų vokietės, kas čia yra, tai jis sakė, oh my god, mes norim šitą irgi daryti. Tai mes sakėm, tai gerai, sako, mes jums nieko nemokam, bet sako, kai kada nors išvažiuos, tai sako, tarsimės. Tai mes taip įėjom į rinką, nes jos ten tiesiog pagavo už vieną blogerę, o ta blogerė buvo tokia viena didžiausia Vokietijos, kur, Vokietija yra toksai specifinė labai rinka ir ten tokį trendas yra, kuo labiau krepi website turi, kuo prastesnis dizainas, tuo jis hipsteriškas labiau buvo. Ir ten tokia viena pana, ir tuo metu mūsų dizainas tikrai nebuvo labai geras. Ir ta pana parašė, kad, oh my god, kokį perlą radau. Tai jinai parašė, tada kitas blogeris pamatė, kad irgi tada, nes labai trendi yra sekti visokius krepi websaitus. Tai ir tiesiog taip išėjo. Kitas rinkas mes jam profesionaliau, aš galėsiu po to papasakoti, nes šitai yra, nežinau, 1-2 pasakojimas. Bet iš principo kitas jau ėjom profesionaliau ir jau dažniausiai su marketingo biudžetais. Bet galėsiu papasakoti, jeigu bus įdomu. O antra dalis tai yra, kaip uždirbame pinigus. Tai šiuo metu mes gyvename, į mus investavo, tai reiškia, kad mes negeneruojame tiek pajamų, kad patys save išsilaikytumėm. Bet jau esame labai arti to ir mūsų, šių kitų metų tikslas yra, kad po, 1,5 metų, 2, kai kalbėsime, kad jau būtumėm pelninga kompanija. Bet, su investuotojai dažnai tai būna, arba su startupais, kad jie investuoja į tave tam, kad tu galėtum tiesiog būti pas didžiausias pasaulyje. Ir šiuo metu mes ties to ir dirbame, kad mes tiesiog negalvojame apie monetizaciją, mes galvojam pirmiausia, kaip tapti didžiausiais. Ir dabar tik tai šiuo laiku, jau kai tapom jau tokiais tikrai didžiausiais rinkoje pasaulyje, tai mes jau pradedam galvoti apie monetizaciją. Ir
Ir manau, čia atsakau, 1-2 metų klausimas ir tai bus mūsų monetizacijos atsakymas, tai bus, mes imame komisinį mokestį už sėkmingai parduotą drabužį. Ta darome US, UK, Prancūzijoje, Vokietijoje ir kol kas viskas. Ir naujose šalise, kuriuose startuosime. Supratau. Na ir matau dar vieną, matyt, paskutinį klausimėlį galim bepriimti. Vienas. Čia ne klausimas, o tiesiog komentaras dėl senukų. Dėl ko? Senukų. Ai, nu. Yra Rusijoje iškelta tokia iniciatyva pritraukti senukus, prižiūrėti vaikus mokyklose po pamokų. Šiaip, žiūrėk, man taip, aš pažiūrėk, pradėjau to domėtis ir, pavyzdžiui, dar viena yra idėja, kai labai Amerikoje fanai padarė, kad yra senukų namai ir ten, kadangi jie yra native speakeriai anglų kalbos, tai juos Skype'u sujungia su vaikais iš Europos ir jie tiesiog moko vieni kitus. Jie tiesiog kalbasi, net nemoko ir gramatikos, o tiesiog jie kalbasi ir taip moko. Tai va, tai ir senukai fanai jaučiasi ir vaikams iš Europos žiūri fanai. Tai va, tai čia šiaip tokių daug yra idėjų, bet jo, tai welcome, jeigu turi tokį idėjų, tai aš renku tokius žmonės. Gerai, ačiū tau. Tai dabar tada tikrai jau dėkoju, paplokėme Mildai, ačiū už tavo istoriją, pasidalinimą įkvepiančią.